Nuolatiniame teisme. Sėskite, prašau. Galimybė civilinė byla, pagal Lucinos ieškinį. Prašau, valstybinis teritorinio planavimas valstybės inspekcijos ieškinį Salė Lucinai dėl savarankiškos statybos. Teismas posėdį. Teismo posėdys vyko ieškovo atstovai Algimantas Balsys ir Jurgita Tonkutė, atsakovės Vitalijos Laucienės atstovas advokatas Evaldas Onaitis, taip pat jos atstovas Arūnas Laucius, trečiasis asmuo Svetlana Norvaišienė, trečiojo asmens atstovas Remigijus Rudžianskas, liudytojas Konstantinas Daukšas. Neatvykęs yra vienas liudytojas, pavardė pavardę. Taip. Supratau. Taip, trumpai pasidalinimo nuomonė dėl galimų bylų nagrinėtinių dalyvaujant liudytojui Robertui Eiginui, išklausę. Mes manom, kad nėra priežasčių. Nagrinėti toliau. Atsiklausę? Nėra. Ačiū. Taip, Konstantiną Daukšą prašytume palaukti po vidurį. Teisinis įsilavinimą neišaiškins jūsų susiteisiu. O tai neliudytojai? Jisai Atsivedė liudytojai. Bet tai palaukit, tai pradžiai reikėtų išgirsti jų vardus ir pavardės. Kas kvietė liudytojus? Aš kviečiu. Tai vardus ir pavardės. Rimantas Verbukas. Dar kartą pakartokit? Dokumentų reikia. Taip, reikės. Pasakykit garsiai vardą ir pavardę. Vilnius Žarimutis. Rimutis. Žarimutis. Ir pasakykit garsiai, vėliau Rimantas Verbukas. Verbukas Vidmanas. Tai jūs irgi prašyčiau palaukti po vidurį. Teismas bylą ruošęs nagrinėti turės lietinių. Komunikavo teisėjas Augustinas Vitkus, dešinė manęs Petroja Vita Dvidaitė. Ar sutinkate, kad aš nagrinėčiau bylą? sutinkam. Sutinkate? Taip. Kadangi... Ne. Perskaitysiu šalimis, treitiesiems asmenims, jų teisės ir pareigas. Atsiminti nebūtina, tiesiog paklausykite. Turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti išrašus ir nuorašus. Turite teisę pareikšti šalims, teikti įrodymus ir dalyvauti teisėjams. Turite teisę užduoti klausimus kitiems dalyvaujantiems bylos asmenims, liudytojams, taip pat ekspertams, jeigu tokių būtų. Turite teisę pateikti prašymus, duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir sampratimus savo bylos nagrinėjimo kilusiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančioje byloje asmenų prašymus argumentams ir sampratimams. Turite teisę gauti teismo sprendimų, pačių ar nutarimų patvirtintas kopijas. Turite teisę apskųsti šios sprendimus. Taigi, gal prieš pradedant bylos nagrinėjimą kokių nors prašymų turite. Mes turėtume prašymą atidėti teismo posėdį porai mėnesių ir leisti atsakovai baigti tvarkyti žemės sklypo dokumentus, kaip mūsų žiniomis kreipėsi būtent į matininką, būtent yra pradėta ruošti dokumentų projektą dėl žemės sklypų ribos nustatymą. Tai manome, kad nenustačius ribos ir būtent atsakovai, ieškovai būtent taip pat nurodo, kad nustačius sklypo ribą iškiltų būtent išnyktų ginčo objektas aplamai, kadangi nebebūtų jokios savališkos statybos, nebereikalingi jokie suderinimo projektai dėl vieno būtent statinio, liktų gal ginčas dėl su trečia asmens esančio stogė, ne tik tais, bet šiuo atveju, jeigu būtų aiškias sklypo ribos, būtų paprašiau spręsti ir teismui. Tai mes prašytume apie porą mėnesių, tiek ieškovai nurodė, kad maždaug truktų dar. Aš atsakau Laucių, norėčiau paklausti, ar kreipėtės, į ką kreipėtės dėl kadastrinių matavimų? Tai kreipėmės į Egidijų Gargasną. Yra tokia firma matininko. Kokioj stadijoje kreipimasis yra? Jisai ten viską, kiek žinau, yra išmatavęs ir... Matot, kaip yra. Pirmas tiksai yra kreipimasi, tai arba sutartis sudaroma, arba, sakykim, pateikimi dokumentai, bent jau kažkoks susitarimas turėtų būti. Buvo pateikti dokumentai, bet dar sutartis yra nepasirašyta. Su juo dar nepasirašyta sutartis.
Ar jisai sąlygas išsiėmė? Žinokit, aš to tiksliai aš to pasakyti iki šiai dienai negaliu. Kada kreipėtės į Martiną? Mes esam kreipęsi jau senai, prieš metus laiko. Skambino kažkur sausio mėnesį. Jo, kažkur bendravo. Man skambino asmeniškai sausio mėnesį jisai ir klausinėjo. Kur duomenys, kad mes galėtume patikėti, kad kažkas vyksta, nes šiandien tai visiškai nieko. Kas be jūsų žodžių tai gali patvirtinti, kad jūs kreipėtės į Matininkus? Nu, nebent mano advokatas, nes jis yra bendravęs telefonu. Kaip tu advokatas? Taip. Galim šio pačio. Iš šio pačio be abejo, aš manau, kad galima to atrašti. Tai aš galvoju, kad šiandien kreipėtės raštas. Kokie darbai pradėti ar nepradėti, kas vyksta dabar, nes man tai čia naujiena. Aš kiek žinau, jisai ten kažkiek yra kažką pamatavęs, pasižiūrėjęs, bet tai dabar kaip vyksta teismas ir kaip buvo kalba, kad žemėtvarkos pusės nieko jie nedarys, tai taip faktiškai niekaip dar daug nedirbam, dar būtinai. Nes tai yra laukiama žiūrint, kaip čia viskas pasikeitė. Ir šiandien būtent prieš posėdį dar pasiūlė mums būtent tą klausimą spręsti toliau. Prisėskit, advokatą, gal pakalbėkit šiek tiek atsistokit apie savo tą telefoninį pokalbį, nes kol kas tai čia naujiena. Ne, tai būtent skambino būtent tas Matininkas ir būtent teiravosi dėl bylos eigos ir būtent kokias ten sklypo ribos ir kaip jos turėtų būti maždaug užneštos. Tai sakau, tai buvo kažkur tai prieš 2-3 savaitės. O jo planai kokie? Ne, tai aš manau, kad jis ruošiasi. Kodėl manote, kad 2 mėnesių užteks? Mes su ieškovais pasikonsultavom, tai su valstybinė institucija sakė, maždaug trunka apie 2 mėnesius, gali trukti dokumentų paruošimas. Ačiū, prašysiu sėsti. Ką ieškovo pusė pasakyti? Kompiutą gal jūsų nuomonė Dėl termino mes tikrai negalėtumėm nieko pasakyti, nes mes tokių dokumentų nerengėm, mes sakėm preliminariai ir tai priklauso ir nuo sutarties, ir nuo kainos, ir nuo pačio, kuris apsiema tai daryti. Bet iš tiesų ne, čia ne ribos, o tiesiog tai yra, turi būti sutvarkytas, kad išnyktų ieškinio reikalavimas, tai atsakovas turėtų valdyti žemės sklypo nuosavybės teisę. Jis turi tą žemės sklypą susitvarkyti, kad jis priklausytų atsakovui. Prašymas atidėti bylą, nes pradėtas matavimo procesas. Paliekam teismo nuožiūrį šitą dalyką spręsti. Nu, aš irgi manyčiau, pritarčiau, irgi tas nuomonė, kad pirmiausia reiktų susitvarkyti žemės nuosavybės dokumentus, nusistatyti sklypo ribas, o tada jau, kaip sakome, dėl vienos markinės automatiškai išnyktų reikalavimas, tik tai liktų dėl kitos, jeigu neužkliūs dėl sklypo ribų kažkas. Ačiū. Ką nacionalinė žemės tarnybos atstovas pasakyti, aš gal užbėgsiu už akių, ar nors judesys buvo iš atsakovo pusės, ten pas jūs kreipėsi, jau vienas prašymą, teikti degas? Pas mus niekas nebuvo. Bet jeigu vyksta sklypų, kad kažkas tai sklypą pamatuotų, tie darbai, tai manau būtų tikslinga. Parengti sklypo planą, susidaryti dokumentus. Tai jūsų nuomonė reikėtų tenkinti prašymą. Ačiū. Noriu vašinė, kokia jūsų nuomonė dėl to, kad atsidėti bylos nagrinėjimą, nes matuojamas sklypas? Nu, dėl vienos technologinės technologinės nieko, bet dėl kitos, kur įeina į mano... Aš čia apsimoka daryti, kodėl man tokimas. Ačiū. Aš norėjau paklausti nacionalinės žemės tarnybos atstovo. Tai čia tam rašte yra paminėta, kad norint suformuoti žemės sklypą, reikia inicijuoti atsakovui į žemės sklypo plano prilyginimo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų įrengimą ir ar tam išduodamos būtent va čia, kuris yra rašte parašyta Vitalijai Lausienei. Ir norėjau paklausti, jo, tai ar yra kažkokios tai sąlygos išduodamos šitam dokumentui įrengti? Ne. Jūs išduodat, yra rengiamas. Sąlygas išduoda savivaldybė. Kiek man žinoma, atsakovas yra išsiėmęs tas sąlygas. Ačiū.
Tai galbūt vat, galėtų atsakovas tada pateikti tas sąlygas, jeigu išsiėmė, tai Ar tu įrodymas, išėmęs kad, sąlygas čia gal kažką pateikęs? tai- Žinokit, aš čia tai neturiu, ten kažką esame jis išsiėmė. Tos sąlygos, bet tas terminatai galioja, ten, kada jūs išsiėmėte tas sąlygas? Nu, Aš dabar tiksliai žinokit pasakyti negaliu. Ten kiek žinau galioja, tai kartais įtikinus juos. Gerai, ačiū, prašyčiau sėsti. Tai atidėkim bylos nagrinėjimą, bet kažkaip tai trūksta duomenų apie šis matininko Mes darbą. ar kažkam pirmiausia įsipareigojam pateikti tokį. Gerai, padarykim taip. Dabar, toks netradicinis sprendimas. Atidėsim bylos nagrinėjimą maždaug 2 mėnesių į priekį. O atsakovai tai įpareigojom per 10 dienų pateikti duomenis, kad kreipėsi į matininką. Tai bus sutartis arba bent jau matininko patvirtinimas, kad jūs susitarėte. Ar supratot? Ar bus gerai, tai bus kokį? Po 10 dienų, taip? Taip. Tai po 10 dienų skaičiuojant nuo rytojaus bus kokia 22 ir 3 diena. Tai kitos dienos reikia pateikti. O dabar šiandien vasario 11, tai balandžio 15 dieną. Ar tinka? Tai balandžio 15, 10 valandą. Taip, pasižiūrėjom. Dabar, jeigu aš per 10 dienų negausiu nieko iš Laucienės apie tai, kad gauta, kad susitarimas yra, aš tą posėdį perkinsiu anksčiau, tikiuosi į kovo pabaigą suderinti tada. Tiek vienas atėjimas posėdis, turėjau 10 dienų skaičiuojant nuo rytojaus.